Sveiki, istorijos mylėtojai. Aš Ernestas Kuskailis pristatau Jums laidą Istorinės atminties archeologija. Laidoje matysite išskirtinę ir niekur nepublikuotą, kartais šiurpią tyrimų medžiagą. Susipažinsime su archeologų darbu, aplankysime laisvės kovų vietas ir išgirsime ekspertų, tyrėjų ar įvykių liudininkų pasakojimus. Stengsime atskleisti neįmintas laisvės kovų paslaptis, kartu su jumis leisimės į naujas paieškas ir bandysime surasti dar nežinomas laisvės kovų vietas. Šioje laidoje matysime. 2024 metais archeologų grupė iš Kultūros vertybių globos tarnybos vyko į Merkinę atlikti nesudėtingos misijos. Jiems reikėjo ekshumuoti 2001 metais Merkinės Tribyno pašonėje rastus palaikus, nes atsiradus naujom galimybėms atpažinti palaikus pasitelkę DNR tyrimų metodiką, tai daroma su tikslu paimti DNR mėginius iš išlikusios kaulinės medžiagos. Tačiau netrukus jos pasiekė informacija apie šalia memorialų užkastus dar nesurastus palaikus. Buvo kažkokia šventė, kas ten. Ir mes atvažiavę druskinikiečiai, ten vaikščiojom, kur, žinot, kalnetės, kur yra daug kryžių. Ir aš matau tokia labai smulki moterėlė, tokia pavargus, ją vadino Neliukė, nes yra tokia. Ir jinai tas gėlės lik sodina, lik laisto, nežinau gerai. Ir aš sakau, kas čia jūs yra gali? O jie, nešneka su manim ir nenori bendrauti. Paskui aš kada sakau, bet aš pažinstu, va čia ir tą pažinstu, ir siaubo vyrus, siaubo būrio, reiškia. Tada jinai sako, aš žinau, kad yra užkasta partizanai. Tai sakau, jūs parodykit man, kur. Tai sako, einam, parodysiu, bet kaip pažymėti, tada ten yra toliau Sidaravičiūtė, tokia mokytoja, ji turi fotoaparatą. Ir aš sakau, Eugenija, ateik, aš būsiu kaip žymeklis, jau atsistosiu toj vietoj, o tu, reiškia, nufotografuok. Nu ir tą Neliukę rodė, va čia kažkur. Stoviu ir nufotografavo. O kelintais metais čia buvo? Nežinau, neatsimenu, kalbėjau. Nu ir tada, kas tada? Tada jau po kiek laiko aš, reiškia, kaip jau dažnai važinėdavau su tais Kanocitom ir Laima. Ir aš važiuojam, aš jums parodysiu. Nugi atvažiuojam. Ir, žinot, medžiai man visi vienodi, nuotrauka, kad susijaudinu, to nuotrauka man nieko nerodo. Ir aš paskui prisiminiau, kad yra labai malonus žmogus muziejui, kuris Aš buvau tada. Atvedėt, kuris čia atvedė? Aš atvežiau tada. Nu, sako, einam, aš jums parodysiu. Aš čia ėjau į gimnaziją, ar kaip čia? Kaip berniukai, kaip ten buvo. Sakiau, taisykit, dabar jūs tęskite. Aš tik atsimenu, kad jūs tą nuotrauką parodėt ir aš pagal reljefą sakau, kad čia bus ta vieta. Ir pasimetusi, ir kad jie čia laukia, kad jau aš parodysiu ir aš juos vedžioju atseit ir jie liktai ant manęs nepatenkinti. Ir tada muziejui mus atvedė, jūs atvedė ir sako, va. Vietą nurodė tremtinė Angelė Uselytė Priekulienė. Jos pastangomis buvo pastatytas paminklinis akmuo kovotojams už Lietuvos laisvę prie buvusio Leipalingės Tribyno pastato. Ji daug prisidėjo, ieškant Juozo Vitkaus Kazimieraičio ir kitų partizanų palaikų, rūpinos jų įamžinimu. Sveikas, Linai.
Malonu, kad atvykai. Merkinės atvejis bent jau pačiam buvo kažkuo tai išskirtinis. Tai kuo jisai buvo išskirtinis? Aš jau dabar kalbu apie tą perkasą, kurioje buvo iš tiesų surasti palaikai, apie kuriuos anksčiau nebuvo žinota. Tas atvejis yra įdomus pirmiausiai keliais aspektais. Pirma, tai, kad tai yra į kultūros vertybinė įrašytojo teritorija. Savaime suprantama, kad teritorijos teikiamos apsaugai nebūna tiksliai nustatomos, kadangi nebūna fizinių jokių ardomųjų tyrimų. Tai vienas aspektas. Antras aspektas, Merkinės atveju visą laiką kalbėjo nežinia iš kažkur, visi iš lūpų į lūpus perdavinėdavo informaciją, kad visas kalnas yra nustumdytas, nukastas, buldozeriais kaulai, kurie buvo labai daug, visi išvežti, kažkur paslėpti. Šitą mitą kolegos sugriovė. Sakykime, labai greitai atlikdami kelis patikros veiksmus, savo jau profesinės veiksmus. Žodžiu, tiesiog smalsumas kartu su norėjimu patobulėti ir atveda kartais naujus atradimus. Aišku, mes žinom, kad ir liudininkės pasakojimas buvo ne paskutinėje vietoje. Liudininkės pasakojimas turbūt buvo tas pagrindinis stimulas arba ta jėga, kuri kolegas turbūt ir paskatino imtis, kaip sakant, neiti ilsėtis, o imtis kažkokių veiklos, kažkokios dar kažką tai surasti. Ir be abejo, liudininkė, kuri praėjusi tremtį ir pažinojusi visus Lietuvos, daug pažinojusių laisvės kovotojų, jai tai buvo itin skaudu, kad šią informaciją buvo jau prieš keletą metų perduota ir Lietuvos gyventojų genocido centro atstovams ir jokių veiksmų nesulaukus, jinai jau neturėdama matyti vilčių, tai pranešė tą informaciją mums ir paprašė su ašaromis akise, kad suraskite, jūs bent suraskite, va čia tikrai yra, čia matė žmonės. Matė žmonės, kad čia buvo užkasta, kad čia ranka kišojo. Tai reikėjo tik tais patikslinti teritoriją, tam tikrą zoną ir, kaip sakant, tam tikrais veiksmais mano kolegos, bendradarbiai tą atliko. Tai kitaip tariant, ir mitas, kad jau viskas yra sunaikinta ir nustumdyta buldozeriais dar ankstyvuoju sovietmečiu paneigtas, o patvirtinta liudininkų, kuriuos galbūt ir neįsiklausė anksčiau specialistai, liudijimas, kad tiesą sakant, teritoriją reikia plėsti. Tas neįsiklausinimas ir nereagavimas turbūt padaro daugiau žalos negu kaip sakant, negu kažkokie kiti veiksmai, bet ten klausimasis, kad ten jau nieko nėra, tikėjimas, kad ten nieko nėra. Žodžiu, pasitikėti išgalvotom kalbomis arba nežinia kieno specialiai gal sukurtomis legendomis apie tai, kad viskas yra sunaikinta, jau čia nieko neberasi, tai yra skeptikų požiūris ir visą laiką reikia tikrinti, nes bet koks, nors vieną galimybę, ją reikia tikrinti ir tikėti, kad lydės sėkmė. Tai noriu ir palinkėti tos sėkmės tolimesnėse paieškose, nes kiekvienas toks atradimas tai yra mūsų maža pergalė. Taip, ir mūsų, ir visos visuomenės pergalė ir tikėjimas, kad visi bus surasti, nei vienas nebus pamirštas. Ačiū. Po neilgos pertraukėlės grįšime į Merkinės memorialą, kur vyko archeologiniai tyrimai ir palaikų ekshumavimas. Apie tyrimo eigą mums papasakos archeologė Ingrida Čižurkaitė. Vadovavusi šiems tyrimams, privalau įspėti, kad kai kurie vaizdai nesilpnų nervų žiūrovams. Tačiau tokia yra realybė. Tokia paieškų grupės darbo specifika ir kasdienybė.
Labas, Ingrida. Sveikas, Ernestai. Malonu, kad sutikai atvažiuoti į studiją, nes archeologai, žinau, yra siaubingai užsiėmę žmonės. Arba kasam, arba rašom. Taip. Arba kasam, arba rašom. Pabandykim prisiminti praeitus metus. Neseniai tai dar atmintis tikriausiai neišdilusi, bet pats važiavau dalyvauti kartu su jumis Merkinės atveju. Taip. Tai tas atvejis yra įdomus tuo, kad gal Merkiniai nelabai ir buvo tikėtasi dar kažkur tai toliau nuo memorialo vietos kažką rasti. Bet čia kita tema. Aš norėjau, kad tu papasakotum, kaip vyksta pats procesas tyrimų. Nuo pat pradžios iki pat pabaigos, kada tie kaulai yra paimami ir jau sudedami į dėžutes. Į karstelius. Į karstelius. Tai čia aš net ir keletą įrankių atsinešiau. Čia aišku ne visi, nes pagrindinis įrankis turbūt būtų kastuvas. Pradžioje. O kas toliau vyksta? Tai dar yra darbų prieš kastuvą panaudojimą. Iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie laisvės kovotojų, apie Lietuvos partizanų palaikų paieškas, tai tos palaikų užkasimo vietos nėra niekur pažymėtos. Nėra jokių suvestinių ir duomenų, kur jų reikėtų ieškoti. Dažniausiai mes remiamės liudininkų ir įvykių amžininkų prisiminimais, kurie, kaip mūsų patirtis rodo, tikrai ne visą laiką yra 100% patikimi, bet dažnai būna vienintelis mūsų turimas siūlo galas, kur pradėti ieškoti. Pats procesas, kaip jisai vyksta, nes, ašgi susipažinęs esu, bet noriu iš tavęs išgirsti, kaip yra po sluoksniais atidengiama, kaip fiksacija vyksta, sienelių ir visa kita, tai vis tiek žiūrovai turbūt įdomu būtų sužinoti. Gerai, tai papasakosiu, bet dar prieš tai šiek tiek norėčiau grįžti į tokį svarbų momentą, kad Merkinė, Leipalingis, Alytus, Daugai yra labai svarbi partizaninio pasipriešinimo teritorija, tai yra Dainavos apygardos veikimo ribos, aišku, šiek tiek platesnės, bet šioje teritorijoje buvo ypatingai stiprus partizaninis pasipriešinimas, bene stipriausias visoje Lietuvoje. Ir Merkinėje iki šiol nebuvo vykdoma partizanų palaikų paieška tikslinė visuomenės. Tai yra tik tai 2001 metais vienas atvejis, kuomet buvo ieškoma pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikų, jo sūnų iniciatyva. Ir praeitais metais mes pirmą kartą atvykome tikslingai ieškoti palaikų. Ir taip sutapo, kad mes gavome jau mano minėtos Angelės liudijimą, kur pasirodė gana tikslus, bet dažnai būna, kad iš pirmo karto atrodanti lengva informacija gaunasi paieškoje atvirkščiai, bet šį sykį mes per kelias valandas iš tikrųjų patikrinom teritoriją. Tai tikrinom, mes taip vadinam, kombinuotą duobių paieškos metodiką. Įdomu, taip. Gerai, tai, žodžiu, liudijime nurodytoj teritorijoje orientavom, ten buvo miško šlaitelis netoli keliuko, orientyras buvo 2 pušys, nes liudininkė neatsiminė tiksliai, kuri iš tų pušų yra, bet tai atrodė gana jau tikslus pasakojimas. Tai mes apsibrėžiam gal 15 metrų ant kokių 10, gal šiek tiek mažiau teritoriją ir ją tikrinom tokiais zondais. Iš tiesų bandėm susirasti ne intervenciniu būdu grunto dalelių sukibimo vietas, kurios yra retesnės. Sudėtingai skamba, tai koks tas zondas? Paprasčiau, žodžiu, zondas tai yra toks T formos, kartais žmonės vadina iešmų, bet mes vadinam smaigu. Jis yra veiksmingas, kuomet mes turime neapibrėžtą teritoriją ir norime be tos intervencijos, be kasimo susirasti patikimas vietas. Taip, kai kurie sakys, o kaip šiuolaikiniai metodai, geofizikiniai ar ne, georadaras, magnetometras, bet jie yra gana lepus, jiems reikia tam tikrų sąlygų, kad su jais galėtumėm vykdyti paieškas. Taigi, tai mes smaigų pagalba tikrinom, žodžiu, badant žemę, ieškojom vietų, kur gruntas yra minkštesnis. Nes natūraliai susiformavę sluoksniai po ledyno, jie yra gan tankiai sukibę ir juos atsimuši gan tvirtai. Taip lengvai nelenda. Taip, o ten, kur gruntas yra judintas, ten pajauti tą lengvesnį, žodžiu, smygimą ir taip mes būtent vėliavėlių pagalba susižymėm vietas, kurias tikrinam nedideliais kasiniais, tai vertinti stratigrafiją. Stratigrafija tai yra žemės sluoksniai, kurie, kaip mūsų turbūt nuo paskaitų yra palyginimas kaip tortas, ar ne, kad žemė formuojasi laikui bėgant kaip tortas sluoksniai
Ir jeigu tuos sluoksnius mes kasnį aptinkame, reiškia žemė yra nejudinta ir mes turėtumėm pereiti prie kitos vėliavėlės, tai yra prie kitos vietos, kuri mums sukėlė įtarimų. Ir Merkinėje iš tiesų mes iškasėm 3 kasinius ir suradom palaikus. Man rodos dabar jau pameluot, 3 kasinys buvo su žmonių palaikais, kurie atidengiam žastikaulio pietinę dalį ir labai nustebino, kad jie yra iki 30 cm gylio. Tai jau yra palaikai. Vėliau tyrimų metu, kadangi jau užfiksavom, kad čia yra, plėtėmės, tai pradžiai suformavome vadinamą šurfą arba perkasą, kuri buvo nedidelė, 2 ant 1, man rodos, pradžiai. Nustatėm perkasimą, kad yra maišytas gruntas. Ir tada mes užfiksuojam tą perkasimą, nes tai yra svarbi informacija, kalbant apie tai, kaip partizanų kūnai buvo užkasti. Ar duobė buvo kasta tyčia, ar buvo panaudota kokia nors esama, nes dažnai yra žvyrdobės, Antro pasaulinio karo apkasai, kokios nors bombų paliktos duobės. Žodžiu, pradžiai buvo išnaudojama pasirinkus teritoriją, kurioje bus slepiami palaikai, visos įmanomos, žodžiu, duobės, kad nereikėtų švaistyti daug energijos tiesiog. Ir užkasti tos palaikus nereikėjo renginėti to duobių. Tai visi matmenys, grunto užpildas yra labai svarbi informacija, kalbant, rekonstruojant įvykius. Tai yra tam tikri įrodymai, kaip buvo elgiamasi su partizanų kūnais. Ir šiuo atveju užpildas buvo tiesiog miškožemis su smėliu, su įžemiu, bet yra mūsų praktikoje atveju, kuomet buvo užverčiami šiukšlėmis arba 99 metų tyrimai rodo, kad buvo užversta medicininėmis ampulėmis, kad partizanų palaikų nebūtų galima surasti. O dabar kalbant apie procesą, tai pirma, jisai yra labai atsargus, nes mes nenorim pažeisti kaulų, kurie guli žemėje, bet va šitie daiktai, ką jie mums iliustruotų? Juos mes naudojam, kai jau turim po kapo, tiksliau po duobės, užkasimo duobės fiksacijos. Tai yra ir koordinatės nuimamos, aukščiai, fotofiksacija atliekama ir tada mes pradedam gilintis tik tai užpildę, tai yra tame maišytame grunte. Bet taip, tu teisus, mes niekada nenorim pažeisti, net ir naudodami smaigus mes ieškom ne palaikų, o įkasimo žymių, kad juos lokalizuoti ir tikrinti. Tai tavo parodytus įrankius mes naudojame jau tuomet tik tai, žodžiu, duobėje, kurioje tikimės, kad bus palaikai ir tik tai užpildę. Formuojant sieneles ir šalinant paviršinį gruntą, mes aišku naudojam kastuvus, sekatorius, bet irgi naudojam juos atsargiai. Tai šaukštas yra universalus įrankis. Bet nepakeičiamas. Nepaprastai reikalingas, kada reikia gražiai apeiti apie kaulus ir nepažeidžiant. Taip, nes jis yra bukas ir jisai leidžia pašalinti gruntą iš krūtinės srities, pavyzdžiui, tarp šonkaulių slankstelių. Labai patogu, tikrai, kas nebandė, rekomenduoju pabandyti. Ar reikia ypatingų žinių, specifinių žinių, kad tuos palaikus vėliau gražiai pakelti ir sudėti jau į karstelius? Tikrai praverstų. Reikia, aš manau, kad reikia, nes ypatingai jeigu mes kalbam apie masinius arba bendrus palaidojimus, kuomet yra ne vieno asmens palaikai. Nes vėlgi tai nėra kapas, kūnai buvo dažniausiai metami, kartais keli kūnai vienu metu ir galūnės gali būti perspinusios, todėl labai svarbu žinoti žmogaus anatomiją. Tai yra, turi atskirti pagal kaulo morfologiją, kuri tai yra pusė, ne tik koks tai yra kaulas, bet kokia yra ir konkretaus kaulo pusė, kad tu galėtum priskirti teisingam asmeniui, jų nesumaišant. Ir lygiai taip pat išimant ne tik, kad nesupainioti, bet ir stengiantis nesulaužyti, nefragmentuoti palaikų, turi juos išiminėti tam tikrą tvarką, kur irgi praverčia antropologinės žinios. Žodžiu, kas norėtų atvykti į talką archeologam, o tokia talka dažniausiai yra labai netgi pageidautina, vis dėlto tie žmonės be tokių žinių, be suvokimo, kokia yra žmogaus kaulų sandara, vis dėlto jiems pačios ekshumacijos vykdyti nebūna leidžiama.
Dar ir dėl to, ne tik dėl žinių trūkumo, bet ir dėl to, kad partizanų palaikams yra būtina atlikti DNR tyrimus. Ir kad mes neužterštumėm savo DNR palaikų, tai dirba ribotas skaičius asmenų, kurių DNR yra perduota tyrėjams į DNR laboratoriją. Ir neįmami kaulai plikom rankom. Dažniausiai. Dažniausiai taip. Labai dėkoju už šitą tokį gana išsamų paaiškinimą, kaip vyksta procesas, nes tiesą sakant, vien iš tos medžiagos, kuri yra nufilmuota, žiūrovas niekaip nesuprastų, kokio sudėtingumo tai yra darbas ir kaip svarbu yra labai kruopščiai atlikti, kad ateityje mokslinius metodus pritaikius dar galėtum atsakyti ir daugiau klausimų. Tai ačiū, Ingrida, kad atvykai į studiją. Šioje laidoje iš dalies susipažinome su archeologų darbo specifika, metodais. Kitoje laidoje prisiminsime, kaip buvo surasti partizanų pietų srities vado pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikai. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimų.